Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sveiki po švenčių, jeigu sveiki esat. Dabar pamatysite laidą Reidas, jeigu nežinojate, ką tokiu metu antradieniais rodo Baltikum televizija. Pirmin, važiuojame. Pradėsime nuo priminimo, kad jeigu tamstos nori išsiaiškinti avarijos aplinkybes, tai niekas neturi teisės patraukti mašinų iš įvykių vietos, o čia prašau. Susidūrė keleivinis autobusas ir lengvoji mašina. Susidūrė tai Taikos prospekte, o aiškintis atvažiavo į Smiltelės gatvę. Jūs buvot šičia. Ne, mes pajudėjom. Jūs? Ai, pajudėjot? O tai kur susidūrėt? Prieš, už kulniukų iš karto. O, tai kas šis aiškins dabar? Kas dabar išsiaiškins? Labą dieną. Tai kas kaltas dėl avarijos? Nu, aš savo juostui buvau, jis užkliuvo man ir viskas kampu. O kas dabar žinos, jeigu patraukėt mašinas? Nu, aš sakiau jam, mes patraukėm, jis pats sako, žmonės nori paleisti ir sako, patraukėm. Nes dabar čia žinok, nu kas gali? Nes čia bet koks policininkas gali atvažiuoti, jis ne ponas Dievas yra. Nu, tai taip, aš sakiau, man jokių problemų nėra. Nu, jam darbinė mašina ir viskas visiškai taip. No. O kur apgadinimas? Pats kampas. Žiūrėk, čia ką nors filmuoja ar ne? Kokio jos tai buvo? Kokio jos tai yra čia ar ne? Jo, viskas yra, priekį filmuoja. Pats gavęs nebūtų labai. Ai, matau. Na, jeigu ką, jeigu kažkas turėtų pretenzijų, tai kaltas liko keleivinio autobuso vairuotojas. Tokios yra eismo taisyklės. Kas keičia važiavimo kryptį, tas kaltas. Bet tai gal prisukame mes tą lemputę ir skirstomės. Ką čia gaišinsime tos keleivius, ar ne? Kelyje Vėžaičiai Plungė susidūrė du automobiliai, sužeistas vienas žmogus. Plungės link važiavo automobilių kolona, vienai Perkūnų kaimo gyventojai reikėjo pasukti į kairę. Namo. Automobiliai sustojo, moteris pasuko į savo namo kiemą, kolona pradėjo judėti ir staiga į paskutinio automobilio Volvo galą pukštelėjo automobilis Renault Laguna. Gyvas sveikas esat, labą dieną. Jo. Į galą gavot? Taip. O kaip čia dabar viskas buvo, tokiam kely, tokioj vietoj? Prašiausiai važiavau tiesiai ir prieš manęs buvo mašina, nesuko į kairę. Aha. Dinėjo mašinas ir aš pristojau, tas žmogus nepastebėjo, išsiblaškęs, nežinojau. Aha. Tiesiai į mane. Jūs vienas buvot mašina? Mes draugė. Draugė ligoniai? Taip. Kas jai? Sako, galvas skauda. Nu tai smūgis toksai neprastas gal net buvo. Tai jau. Supratau, ko vardu esi? Justinas. Justinas, iš kur esi? Tauragės. Iš Tauragės, kur tu čia važiuoji iš Tauragės? Važiuoju į Plungę. Reikalų yra? Jo. Draugai iš Plungės? Ne. Supratau. Nu, o ką tas blaivas, viskas tvarkosi? Blaivas. Avariją sukėlęs Renault vairuotojas sakė, kad šiuo keliu važiuoja kiekvieną dieną po darbo, buvo pavargęs, praradęs dėmesį, tai štai ir turi. Jūs nepastebėjot, kaip čia kolona stoja po truputį? Nepastebėjot? Supratau. Pavargęs. O dažnai važiuoja čia? Kiekvieną dieną? Incidento dalyviai buvo blaivus, o merginos automobilio Volvo keleivės sužeidimai neturėtų labai atsiliepti jos karjerai ir tolesnei biografijai. Jai patemti kaklo raiščiai. Ji paleista gydytis namo. Ir dar, gal kai kas iš jūsų tai jau žino, tačiau kadangi Reidas yra švietėjiška laida, tai ji primins, kad ant šlapios kelio dangos stabdymo kelias ilgėja. Naktį iš penktadienio į šeštadienį apie 1 valandą Klaipėdos centre Herkaus Manto ir Liepų gatvių sankryžoje po avarijos prireikė medikų, policininkų ir ugniagesių gelbėtojų pagalbos. Avarijos metu šviesoforai jau neveikė. Taksi automobilis Opel Zafira važiavo pagrindinę Herkaus Manto gatve, kai sankryžoje su šalutinė Liepų gatve jis buvo nublokštas automobilio Volvo V70 atlėkusio iš kairės pusės. Po susidūrimo taksi automobilis nuskriejo ant šaligatvio Viešbučio link, o Volvo apsisuko apie savo ašį. Pagrindiniu keliu važiavo. Pagrindinį. Ir sako, antrą kartą čia pakliūnote į avariją. Ten buvot pakliuvęs, o ne? Kažkada tai. Ten irgi nekaltas dėl avarijos buvo? Irgi nekaltas. Irgi nekaltas. O dabar nieko keleiviam nenutiko? Ne, normaliai. Normaliai viskas. Abiejose automobiliuose važiavo po 3 žmonės. Avariją sukėlęs Volvo vairuotojas Justas vairuotojo pažymėjimą gavęs tik šių metų sausio mėnesį. Iš pradžių į ligoninę vykti atsisakė. Vėliau dar kartą iškviesti medikai į ligoninę vis dėlto išveš žmonės. Iš pradžių pranešimas apie sužeistuosius bus tik vienas. Per avariją nukentėjo Volvo keleivis, jam prakirsta galva.
Po 2 dienų į ligoninę kreipsis ir taksi keleivis, jam sumušta krūtinė. Įvykio vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai, o Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Avarijos priežastis aiški – jaunystė ir nepatyrimas. Jos anatomija atskleidžia viešojo saugumo kamerų užfiksuoti vaizdai. Štai Liepų gatve atvažiuoja Volvo. Jo vairuotojas pristabdo, ko gero apsižvalgo, na ir kur tu sūnau toliau važiuoji dabar ką? Po smūgio taksi užlėkė ant šaligatvio, iš automobilio išlipo keleivis ir nukrito ant žemės, veidu į žvaigždės. Pasikartosime, per šią avariją iš pradžių buvo sužeistas tik vienas žmogus – Volvo keleivis, o taksi keleivis, ko gero šitas, gulintis ant žemės, į ligoninę kreipsis po 2 dienų. Buvo Velykos, pavasario šventė, pasidžiaukim, kad visi gyvi likom, nes avarija tai žiauroka. Šeštadienio rytą Klaipėdos kelių policijos pajėgos išsirikiavo tradicinėje reidų vietoje Vilniaus plente. Ir dar nespėjus apšilti, kol vieni tik ruošėsi reidui, rikiavo laikinosius kelio ženklus, tikrino instrumentus ir aparatus, buvo sustabdytas pirmas neblaivus vairuotojas. Automobilio Audi A6 vairuotojas važiavo į darbą. Jam nustatytas lengvas girtumas – 0,75 promilės alkoholio. Išvakarėse išgėrė alaus, o dabar labai gailėjosi. Su vilkiku vairuotojas pakalbėjome apie tai, kas jiems ilgose kelionėse neleidžia liūdėti. Labas rytas! Kam tos lėlės jums ten, kad linksmiau važiuot būtų? Šioje vietoje Vilniaus plente norime pasakyti, kad buvo sustabdytas dar vienas neblaivus pilietis, o mes mauname į Rimkus, iš kur gautas pranešimas apie girtą įskaitinę avariją. Buvo 8 valandos ryto kitoje miesto pusėje Rimkose, kur taip pat dažnai vykdomi policijos reidai, į dislokacijos vietą Dituvos turguje važiavo patrulių ekipažas ir pamatė griovyje sudužusi automobilį Mazda 323F. Keleivis vietoje sėdėjo amą praradusi moteriškė, o šalia jo stovėjo neblaivus vyriškis ir kažką šnabždėjo į ausį. Доброе утро. Паспорт, пожалуйста, предъявите. Tai kas vairavo automobilį? Nes jisai kažkaip tai sako, kad nieks nevairavo. Čia bėdos visi mes turėsim. Nu, supratau, visi bėdos nori. Abu ekipažo nariai buvo stipriai neblaivus. Šis Rusijos pilietis dokumentus pateikti atsisakė, tikrintis girtumą atsisakė, avarijos aplinkybės aiškinti taip pat atsisakė. Вы знаете, что людей нельзя пить за рулем? Знаете это? Automobilio savininkė Svetlana policijos patruliams nurodė, kad jos automobilį iki avarijos vairavo jos neva klasiokas kabutėse, kuris dabar nesitikė kalbėti su pareigūnais. Svetlana buvo išvežta į ligoninę, jos klasės draugas blaivytis į policijos komisariatą, jam nustatytas lengvas girtumus 1,40 promilės alkoholio. O vėliau Svetlana prisiims kaltę dėl vairavimo, jie dėl krūtinkaulio lūžimo buvo gydoma ligoninėje. Na, o jeigu grįžtant prie policinės priemonės, koks valdiškas žodis, tad geriau skambės, jeigu grįžtant prie policijos reido, tai tą šeštadienį buvo sustabdyti 7 neblaivus vairuotojai, 2 iš jų dviratininkai. Kartais policijai tenka važiuoti gesinti po avarijos kilusių aistrų. Vingio gatvėje vairuotojas sukėlęs avariją kitą vairuotoją pavadino negražiai. Mes nesakysime, kas tai per žodis, bet vieno doro ir protingo gyvulio vardu po avarijų nedėrėtų vadinti kito vairuotojo, ypač kaip pats esi kaltas. Opelis rikiavosi ir užkliuvo už Toyotos. Aš matau, jūs stovit antroje juostoje. Jūs taip ir stovėjot. Ne, tai aš važiavau. Ta prasme, važiavot antrą juostą, taip? Kaip sakot? Antrą juostą važiavot. Taip. Šitą. Taip. O jis? O jis pirma ir pakirto man nosį. Ir kas neaišku. Paklauskit pas jį, aš nežinau, kas neaišku. Kas rikiavosi tas kaltas iš tikrųjų, kas keitė važiavimo kryptį? Taip suprantu, kuris užkabino, tas ir kaltas, čia labai paprasta. Supratau. Nu atvažiuos būdintis, nu duos velnių visiems. Einam ir paklauskim Opelio vairuotojo. Čia kas rikiausiai tas kaltas dėl avarijos būna? Tai kad jo nebuvo, iš kur jis atsirado, aš nesuprantu. Gal ir kaltas, nežinau. Nu jisai važiavo, bet aš pagal apgadinimus matau, kad jisai ką, važiavo antrą juostą, jūs rikiavotės neva, va, brūkšnių kryptis kokios yra. Ir žinokit, kas keičia važiavimo kryptį, tas kaltas, aš aišku atsiprašau, bet taip yra. Gali būti. Pildo deklaracijas ir viskas, kam čia ta policija, va ateina piktas policininkas, va. Labą dieną. Kadangi Opelio vairuotojas iš karto nesutiko su avarijos aplinkybėmis, tai jam buvo surašytas protokolas, o mes darome trumpą pauzę. Dabar mūsų pamaitins reklama, o po vakarienės toliau žiūrėkite. Policijos reidai veja policijos reidus. 3 automobilių avariją sukėlė po kelią lakstantis šunelis. Po automobilio ratais puolęs jaunuolis bandė nusižudyti ir filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos.
Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Tai buvo visa reklama, o dabar tai, kas žadėta iki jos. Už Jakų žiedo važiuojant link Gargždų susidūrė 3 automobiliai. Na ir istorija. Pasirodo, kad po judrų kelią pradėjo lakstyti prižiūrimas šuo, o jau po to įvyko avarija. Man važiuojant pamačiau šitoj kelio pusėje stovi jau 4 mašinos, avarinės įsijungia. Taip. Jau žiūriu, prie pirmą mašiną sustojus, iš mašinos iššokęs vilkšunis lakstė, didelis. Ir iš mašinos iššoko šeimininkė štai, kaip sakė, jinai iš veislino kažkokią. Nu. Ir tą vilkšunį bandė įsitempti į mašiną. Aš irgi pristabdžiau avarinės įjungiau, kolega iškečia pristabdė. Čia jūsų šitas automobilis, taip? Ir pristabdėm avarinės įsijungiam. Nu ir ką, pajutau šitai iš kairės pusės, kad kažkas bando pralysti šitai. O čia va, žmogus sako, štai pamatė, kad iš galo parsineša mašinas, taigi spėjo šonais pasukti, nes kad tai būtų trenkė galą, būtų į mano mašiną važiavę. Supratau. O tas vilkšunis nuvažiavo, ta moteris su vilkšuniu? Ne, ta moteris davė koordinatės, viską sakė, jeigu kas paliūdysiu, padėkoju, viską štai. Aha. Nes aš dabar į kitą avariją visai važiavau, žiūriu, kad čia susirinkimas yra neprastas. Čia nuo Audi gavote, va šitas? Nuo Audi. Tai kaltinys buvo taip, važiavo Audinė, aš pastebėjau per veidrodėlį, įjungiu specialiai greitą avarinius, nes ir pirmoji jos tai mašina buvo. Ir aš žiūriu, greitis didelis jau. Ir būtų man tiesiai galą kalę. Jau sukau, reiškia, ir vis tiek pajaučiau, pralindo žmogų kabiną ir ten tik sustojo. Bet ten, tiesiai galą. Bet Audi, mergina, su šeima, seniai pagyvenę žmonės. Ne, va ten sėdė Audinė. Bet dabar nieks nepamatė, kad prieki mašinas, kad reikia stabdyti. Na, kalta jaunutė mergaitė už tai, kad įvažiavo į netikėtos kliūties galą. Už tai, kad bandė prasisprausti tarp stovinčių automobilių ir atitvaro. Ar sutinkate, misis? Ar sutinkate, mem, su mūsų versija? Sutinki, kad kaltas dėl avarijos? Sutinki? Sutinki, gerai. Buvo pasitraukta į degalinę ir užpildytos eismo įvykių deklaracijos. Ilgai stovėti judriame kelyje neapsimoka. Gausi į subinę greitai ir skaudžiai. Velykinio pirmadienio rytą tuščią pavargusią ir pagiringą Klaipėdą pabandė išjudinti policijos reidas. Labas rytas! Rytas su šventėm! Jūs taip pat? Į darbą atvažiavot? Taip. Tai turbūt negerėt vakar? Kur gersi, kai darbą reikia? O čia aplinkui visi darbą važiuoja, bet visi tokie girti, kad nežinau. Nedega šviesos nedega? Taip, tai bus šviesos. A neveikia, kas čia pas jūs? Kažkas avarines važiuojat? Stota Šilutės plente, o vienas ekipažas įsikūrė ties vieninteliu įvažiavimu į kepyklos teritoriją. Čia postas buvo įkurdintas tiems, kurie pamatę policiją sumanytų nusukti nuo patikrinimo procedūros. Iš karto sustabdyto keleivinio mikroautobuso važiuojančio maršrutu Klaipėda Palanga vairuotojui Antanui nustatytas nežymus girtumas 0,37 promilės alkoholio. Transporto priemonėje buvo 17 vietų keleiviams, tad vairuotojas nubaustas 78 eurų bauda. Jeigu būtų buvusios 9 vietos, pilietis baudos būtų išvengęs. Jis varė autobusiuką perduoti kitos pamainos vairuotojui. Tuo metu į kepyklos teritoriją pasuko automobilis Seat, o mes pakalbėkime, ko čia sukta. 12 alaus ta geria diena. Ir tik tai parvažiavęs alaus būtent. Ir tiek daug Skorbanč to. Labas rytas. Viskas. Nu, 038, 12 tik alaus, nesąmonės. Nu tikrai. 038. Stažą turite turbūt? Turiu stažą. Antras putimas, antras 038. Kas čia per rytas? Bet tas autobusas? Tas autobusas. 17 vietų, jo. 17 vietų. O čia kur dirbat jūs, bazėj? Bazė čia. A, tai jums čia reikėjo pasukti? Jo. Susimetė ir automobilio Ford Mondeo vairuotoja pamačiusi policiją Šilutės plente, norėjo pasukti link kepyklos, tačiau ir čia pamatė policiją. Tada nutarė važiuoti Šilutės plentu. Kas bus, tas bus. Ar galima už vairą saldainis valgyti? Ne, tai neturėtumėt pripūsti, jeigu, žinokit, su likeriu tai ir vis tiek ne dabar valgėt. Ne dabar juk valgėt tos saldainius, tai neturėtumėt pripūsti. Palengva, pučiam, palengva. 3-0. O parodykit vairuotojui. Tuo metu Kalotėje policijos pareigūnams įkliuvo automobilio Audi A6 vairuotojas. Palangiškių Žydrūnui nustatytas lengvas girtumas 0,54 promilės alkoholio. Labas rytas. Pagirios. Čia į galą išmokti. Lengvas pagirios. Supratau. Bėdos turėsit.
Nereikia tikėtis, kad pro pareigūnų akis praslys išgertas alaus butelis besimėtantis ant keleivio sėdynės. Iš viso velykinių reidų metu įkliuvo 24 neblaivus vairuotojai, o nuo metų pradžios policinių reidų metu Klaipėdos kelių policijos pareigūnai sustabdė jau 109 neblaivius vairuotojus ir 16 asmenų, kurie neturėjo teisės vairuoti. Vienoje vietoje reidas, kitoje vietoje avarija. Ta pati velykinį pirmadienį apie 2 valandą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad kelyje už Rimkų prie įvažos iš Šilutės kelią susidūrė 2 automobiliai. Vienas perlūžo per pusę, yra sužeistų žmonių. Į incidento vietą išskubėjo medikai, ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai. 18 metų vairavimo patirtį turinti Jurgita vairavusi automobilį Peugeot 206 važiuodama nuo miesto posūkyje užvažiavo ant kelkraščio, automobilis tapo nevaldomas, jis šonu iščiuožė į priešingą eismo pusę ir rėžėsi į miesto link važiavusi automobilį Volkswagen Golf. Šitas parėjęs kersas, o tas iš ten parvažiavo. Va, vėžės eina. Šitas parėjęs kersai. Užvažiavęs ant šito. Per avariją nukentėjo šio automobilio ekipažas vairuotojas Povilas, gimęs 1946 metais ir keleivė. Abu buvo sąmoningi, o vairuotojas prieš išvykdamas į ligoninę dar papūtė į alkotesterį. Jis buvo blaivus, kaip ir avariją sukėlusi moteris. Mašinos atrodo kraupiai, tačiau žmonių sužeidimai nėra sunkus. Golfo ekipažas patyrė kūno sumušimus. Tokia tad istorija iš vadinamo girtuoklių posūkio. Blaivi ir nemirtina, nors čia vietelė, kur kapų krepšiai dažnai nevysdavo. Ir tai buvo ne paskutinė tos dienos istorija prie Rimkų viaduko. Nu, Mindaugai svorio prisiauginai per žiemą. Bet dabar, Mindaugai, nepyk, ne tu matei avariją, ne tu. Tad nekalbėsiu šį kartą aš tave. Taigi pirmadienio pavakarę Klaipėdoje prie vadinamo Rimkų viaduko, kur dar dieną per kraupią automobilių kaktomušą sužeisti 2 žmonės, vyko dar vienas incidentas, po kurio į ligoninę išvežtas sužalotas jaunuolis. Apie 6:30 vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Rimkose kažkoks vaikinas staiga iššoko į važiuojamąją kelio dalį prieš pat atvažiuojant į automobilį ir buvo sužalotas. Šitą važiuojam, čia greičio nebebuvo. Aha. Ir jisai žiūri, pats stovi, žiūri, tai staigė ir ras. O, šitkai? Ir šoko. Tokia, žinai, taip pat stovėjo. Taip pat, va, čia taip stovėjo ant pakarvėtris panašiai. Aha. Ir šoko. Nu, jis savižudis. O kodėl jūs taip galvojat? O kodėl šoko ant mašinos? Specialiai, jau specialiai. Specialiai šoko. Specialiai šoko. Stiklas su daužiu. O jisai blaivus, neblaivus buvo? Kas čia šitas kažkaip? Jūs kalbėjot su juo, jisai sąmoningas buvo pavarijos? Jo. Sąmoningas. Automobilio Chrysler Voyager vairuotojas Petras su draugu važiavo iš žvejybos ir buvo blaivus. 3-0. Einu žiūrėt, ką mašina jūsų padarė. Mašinai. A vienas važiavo? Ne vienas važiavo? Kuo, su kuo? O čia? Kažkur. Ir tik tai taip šitą suprant, stovi, aš galvoju. Ras tik tai ant priekį. Nu, kažkas negerai jam su galva bus turbūt. Apie savo mėginimą nusižudyti 1988 metais gimęs jaunuolis papasakojo ir medikams. Igoris sekmadienį gėrė, pirmadienį prisigėrė vaistų ir šoko po mašinos ratais. Na, ką mes galim pasakyti? Nieko, mes tik galime keltis į paskutinę mūsų laidos rubriką. Filmuoja reido reporteriai ir pradeda jie iš Šilutės ir Statybininkų gatvių sankryžos, kur tik šmokšt dviratininkas prieš nosį, spėja. O čia Kaunas, rytinis pikas. Štai kur kelių eismo taisyklių punktas negalioja, kad vairuotojai turi gerėtis savo abipusių supratimu. Na, įleistų tą sručių. Lai važiuoja Opelis. Kas iš tos 3 eismo juostos jums abiems ką? Klaipėda, Taikos ir Baltijos prospektų žiedinė sankryža. Tamsta turite apsispręsti, ko norite, kur norite ir su kuo norite. Ir kiek kartų norite balamūtinti čia protą paskui važiuojantiems. Pėsčiųjų perėja ir kelyje į Girulius yra pėsčiųjų perėja. Taip, jums sakome, gerbiamas Land Cruiserio vairuotojų, lenkti prieš pėsčiųjų perėją yra šiukštu. BMW pavairavimas prie geležinkelio stoties tiesiog apgina markės vardą. Per ištisinę liniją skersai 2 ištisinės linijas, jam reikiame pusę, jam reikia ir viskas. Kitas BMW irgi geras. 6X Daukanto gatvėje apvažiuodamas greičio slopinimo kalnelį išvažiuodamas į priešingą eismo pusę vos nekliudė į šalutinės gatvelės išvažiuojančio jaunolio. Kaip tai vairuojate, valstybiniai numeriai galėtų būti mažiau įsimintini. FUR 001.
Tačiau dėl avarijos būtų kaltas tas, kuris išvažiuoja iš šalutinės gatvės. Juolab miestų gatvių ženklinimas aptriušęs. Nieko nekirto, o ta ištisinė linija nudilus. Išdykėlė Lina mums vėl atsiuntė vaizdelį iš garsiausio Lietuvos Gerosios vilties žiedo. Linutė išmaikštauja, kad dabar moterėlė dar ir kapų gėlės kartu nešosi. Šiurkštokas juokas, bet iš tikrųjų tai taip vaikštant netruksi atrasti savo žūties vietos. Ir priminame, kad po žiedu yra požeminė perėja. O dabar problemiškiausia mūsų miestelio Baltijos prospekto ir Šilutės plento žiedinė sankryža. Čia kai kam negalioja eismo juostos, kai kam galioja taisyklė man reikia. Ta pati žiedinė sankryža. Murzius pasimetė gyvenime ir kelyje, nes nežino, kaip reikia įvažiuoti žiedą. Jam gerai, jo numerių nesimato. Ir kitas privažiavęs prie tos sankryžos blaškosi, mėtosi, nežino, kur važiuoti, kaip važiuoti ir kodėl vairuoja apskritai. O štai šitas Audi vairuotojas tai žino, kur važiuoti. Per ištisinę liniją, degant raudonam šviesoforo signalui. Reidas nepraleis progos priminti, kad jeigu dega raudonas, tai esant žaliai rodikliai privalu sustoti prie stop linijos, o ne šaudyti čia iš antros juostos. Situacija Kulių vartų gatvėje labai pretenduoja į savaitės pavairavimą. Mergaitė, jūs atvažiavote iš šalutinės gatvės. Tai jūs nesate kliūtis iš dešinės. Ar viskas aišku, mergaitė? Šiandien viskas, pasimatome kitą antradienį, 8:30 vakaro per Baltikum televiziją, vėl rodys reidą. Būkite aplankyti, sudie.